Yra kelios priežastys, kodėl mano pasirinkimas yra ThinkPad X1 Carbon. Automobilių sporte anglies pluoštas yra pagrindinė medžiaga naudojama dėl lengvumo ir patvarumo. X1 Carbon korpusas taip pat pagamintas iš anglies pluošto ir aš dabar jums parodysiu, ką reiškia lengvumas, o ypač patvarumas pagal ThinkPad X1 Carbon. Siūlau to nedaryti namuose, bet jeigu netyčia taip atsitiktų, tai žinokit, jūsų kompiuteris tai atlaikys su sąlyga, kad tai Lenovo X1 Carbon. Lenovo kompiuteriai pagaminti testuojami pagal 12 kariuomenės standartų. Vienas iš jų yra vibracija. Visi suprantate, kad šiame automobilyje Dakaro metu vibracija yra iš tiesų milžiniška. Pabandykime įdėti šį kompiuterį į automobilio vidų ir pabandyti išsiaiškinti, kaip jisai veiks po to. Kadangi Lenovo kompiuteriai yra testuojami pagal 12 kariuomenės standartų, tai vienas iš jų yra ir atsparumas šalčiui. Pasižiūrėkime, ar šis kompiuteris per visą naktį, tai yra ilgiau negu 10 valandų, išlaikys būnant tokiame šaltyje. Labas rytas iš Arktinio Vilniaus. Šiuo metu už lango minus 20 laipsnių šalčio. Vakar mes palikome mano įrenginius šalčio testui. Pasižiūrėkime, kaip jie išgyveno. Na, turbūt nuo kokių 12 laipsnių šalčio, dabar yra minus 21, naktį turbūt buvo dar daugiau. Šitas reikalas pragyveno beveik 18 valandų. Taip kad Lenovo kompiuteriai išbandyti kovos sąlygomis, bet pritaikyti gyvenimui.